Not even the cosmos can stop me. Ai, bet užimą girdėsit. Ne, aš išjungsiu gal. Visgi. Pofik. Biški pakais ragelis, bet yra kaip yra. Nu ką. Ai, vis dėlto buvau atidaręs. Gerai. Žiūrim Moskovą. Physical atakos augimas nuo 15.5 iki 12.5. Čia yra žiauriai daug. Žiauriai daug. Base HP dabar nuo 2,4 štukų iki 2,2 štukų. Nu tai čia tipo base HP yra gyvybės, su kuriuom pradedat žaidimą. Tai seniau jis turėjo 2,4,5,5, o dabar jis pradeda su 2,2,5,5. Aha. Pirmo ir antro skilo cooldownas mažės su kiekviena basic ataka per pusę sekundės. Tai dėkim, pirmo skilo cooldownas yra 5 sekundės. Tai po 4 hitų į priešą tos 5 sekundės sutrumpės per 2 sekundės. Tai kuo daugiau hitų, tuo greičiau atsikrauna. Tik vat, jeigu tiksliai, tai vienas hitas pusę sekundės arba 2 hitai 1 sekundę. Dabar attack speed boostas ir lygėjime būdavo 1,15 ir seniau būdavo late game 1,5. Dabar ir lygėjime išlieka toks pat attack speed boostas 1,15, bet nunerfino late game attack speedą nuo 1,5 iki 1,35. Tai kol kas nunerfino Moskovo damage'ą, nunerfino jo HP ir nunerfino attack speed late game. Gali būt. O ultis, kaip suprantu, kai pataikai priešą netipo nusiteleportuot gali? Ar kaip čia? Aš net nemačiau iš tikro per YouTube, kaip atrodo. Nelabai suprantu ulčio. Nenoriu prišnekėti nesąmonių, tai gal tiesiog suprantu tai, kad kuo toliau tas ulčio strėlė skrenda, ji tampa vis platesnė po biškį. Tai iš kuo toliau paleisit, destinacijos taškas bus labiausiai išsiplėtęs, o kuo labiau išsiplėtęs, tuo lengviau pahitant, aš kaip suprantu. Jo, the spear becomes wider the longer the flight time. Tai kuo ilgiau skrenda ta strėlė, tuo platesnė ji yra. Bet sumažinu, kai su strėlė pataikydavai į priešą, slovas būdavo 5 sekundės, dabar 3 sekundės. Ir base damage'ą nunerfinu ir lygėjime būdavo 600, dabar ir lygėjime 3 cam. Ir late game būdavo 800, o dabar late game 500. Galim iš tikro išbandyti, iškart iššokti į customą, pasižiūrėti ulčią. Ulti jo, kur čia yra pasimta Moskova. Pasimkim kokį Freddy, kad lengviau būtų pataikyt. Tai tą suprantu, bet dar kažką apie jo šešėlį kalbėjo. Patoj vat pasikeliam. O, čia biški pasikeitė. Gerai, pasidarykim max levelį.
Ir viskas, dabar pasidarau max levelį. Ai, tai va, tai žodžiu, nusiteleportuojat netiesiai į priešą, o į tą vietą, kur tą priešą pahitinot. Supratau. Tai aš galvau, kad bus kaip su Hajo šešėlio, ne? Kad prilimpa prie priešo. I God modą pasidarysiu dar. Čia biški pasikeitęs practice modas. O ką čia rašo apie jo ultį? I'll relish your pain. Jo čia jau žiūriu rašo, kad... Jau matau, kad rašo visus tos nerfus. Nu, tipo, čia nerašo nerfų, bet rašo damage toks, koks yra po nerfo. Kem 5 sekundės ulčio cooldownas, bet net neilgino jau. Turbūt jis visą toks buvo. Tipo, dabar taip, ne? Mano nuomonė, jis taps meta. Bet čia aš, nu, tipo, crazy spėjimas, bet aukštesniam rankė taps meta. Kodėl? Bus daug paprasčiau split pushint dabar su Moskovu. Dabar bus daug paprasčiau split pushint. Gali splitint su juo, taverius, ir jeigu žinai, kad pas tave ateini, pisi ulti į kitą pusę, kur yra, dėkim, tavo 4 komandos nariai ir 4 priešai, ne? Kodėl 4 priešai? Nes viens priešas atėjo pas tave gintis taverio, tai tu iškart ten nusiteleportuoji jau fights ir 5-4. Nu, aš čia taip tipo, dar nejasna, gal visgi jo damage'as yra per mažas, kad jį naudot. Bet, nu, jeigu ir ateitų į metą, aš manau būtent su tokia idėja, kad gali dabar žymiai paprasčiau split pushint su Moskovu. Tokį spėjimą nebent. Gal neteisingai sakiau, kad manau, kad bus meta, bet jeigu bus meta, tai būtent šitie jo atributai turėtų žibėt. Eini pushint, priverti vieną priešą atsitraukti ir tada teleportuojasi teamfightą, bet jeigu nepataikai į teamfightą, tai ulčio tipo, tai irgi negerai. Nežinau iš tikrą. Nežinau. Gerai, hero adjustmentai. Ai, čia rašo dabar herai, kurie bus adjustai. Tiksliau gavo adjustą. Maša. Žodžiu, Maša nėra labai populiarus Europoje. Žinau, kad Indonezijoje dažnai jį paima. Ir Maša vis atstatydavo full tank buildu. Ir dabar, kaip aš suprantu, visas šitas yra jo adjustmentas tam, kad jį statytų žmonės damage'u. Jei netgi jungle rolę pridėjo. Žodžiu, Maša seniau gaudavo attack speedo, kai netekdavo gyvybių. Žodžiu, daužot Mašai mažėja gyvybės ir tada jai kildavo attack speedas. Bet dabar šitas yra pašalintas. Oho, žodžiu, šitą Mašą ant tiek bando padaryti full fighterių, nu tipo full fighterių ar netgi džunglerių, kad nieks nestatytų defenso, netgi padarė taip,
kad ant mašos neveikia defense emblemos. Tai tos visos tankų emblemos neveikia ant mašos, kaip, pavyzdžiui, Tenacity yra. Tenacity yra second tier emblema, kuri duoda 15 extra physical ir magical defense, man atrodo, 15 kažkur. Tai ta emblema ant mašos net neveiktų. Ai, visgi, žodžiu, bajeris, karočią. Visgi galima užsidėti, kaip suprantu, bet visas tas defensas konvertuosis į physical ataką. Tai vienas defensas, physical ar magic, konvertuojasi į 0,25 physical atakos. Nu, neapsimoka tada, karočią, netgi dėtis tankį emblemų ant mašos, nes tos tankį emblemos susilpnės per 4 kartus. Žodžiu, visiškai pušina mašą į... Aš įsivaizduoju, turbūt maša dabar tokį nesveiką burstą turi, bet ir pati bus žiauriai popierinė. Aš įsivaizduoju, kad maša dabar tiesiog kaip Argusas realiai turės nesveiką damage late game, bet Argus turi bent jau ultį, o maša liks popierinė. Kai praras, žodžiu, maša yra tokia, ji turi 3, kaip čia paaiškinti, gyvybės, ne? Kai, blets, kaip čia paaiškinti. Nėra taip, kad turi 3 immortaličius, kad numiršti ir prisikeli, bet yra ta žalia gyvybių linija, tai pas mašą tiesiog yra tokius 3. Vieną nukrent, liek dar 2, nukrent 2, liek dar 1. Tai žodžiu, kai nukris pirmoji į... Plauk, bijau pameluoti. Jo, kai nukris pirmasis HP baras, maša gaus extra lifestealo ir extra healing received and resilience. Žodžiu, gauna extra lifestealo ir dar kažką. Nenoriu sakyti, nes primalsiu šūdą ir jums dar primaišysiu košės galvoj. Žodžiu, pirmas HP baras, kai krenta, gauna extra lifestealo. Kai antras HP baras krenta, dar extra lifestealo gauna ir resilience. Resilience yra pasipriešinimas, bet kas yra tas pasipriešinimas, tipo defensas? Stunų sutrumpina jai. Okei. Jo, va, rašo extra healing received and full control immunity. Tai žodžiu, netekus antro HP baro, jūs maša nebegauna šito crowd controlo visiškai. Jokių žodžiu, netenka antro HP baro ir mašus jau nebegali užstunint. Tipo vaikštantis Purify spellas bus. Aišku, jos negalės užstuninti, turės nesveiką lifestealą, bet vis popierinė bus. Nežinau, iš tikrųjų įdomu, kaip ta maša dabar žaidime atrodo. Nesveikas damage'as, nesveikas lifestealas, turi imunitetą crowd controlui, kai netenka antro HP baro, bet yra visiškai popierinė, neįmanoma defenso pasistatyti ant jos, nes visas defensas konvertuojasi jai į physical ataką. Bet toks įdomus čempas dabar bus. Bet jeigu jūs manote, ne, kad aš netaip kažką pasakau, jeigu netaip suprantu, irgi galit rašyti čatą. Paturbinta basic ataka, tai iš pirmo skilo
darys damage'ą priklausomai nuo priešo HP. Tai žodžiu panašiai kaip ir Rodžeris, dabar Maša irgi tankus belenkaip žudys. Bet čia tik pirmą skillą panaudojus. Ir hitinant priešus arba krypus, jos pirmo skillo cooldownas pastoji mažės. Tai čia kaip su Moskova, ne, kai hitinat basic atakas, mažėja pirmo ir antro skillo cooldownas, Mašai mažės pirmo skillo cooldownas, bet čia neparašyta kiek mažės. Nes, pavyzdžiui, pas Moskovą, man atrodo, buvo parašyta, ne, pusę sekundės per vieną basic ataką. Čia tiesiog rašo continuously, tai tipo po truputį. Ne, po truputį būtų bit by bit, bet tipo non-stop, karočią mažės pirmo skillo cooldownas, jeigu hitinsit krypus arba priešus. Antras skillas, antras skillas Mašos būdavo toks, kad kai pataiko antras skillai priešas nebegalėdavo, man atrodo, nei basic atakų naudot, nei skillų. Ne, skillus galėdavo priešas naudot, bet basic atakų negalėdavo naudot. Tai pašalino šitą efektą. Ir antras skillas nekainuoja gyvybių, kad jį naudot. Seniau kainuodavo 10% gyvybių. Čia logiška, kad dabar antras skillas nebekainuoja, nes taip dabar ta Maša yra popierinė. Dahuoja damage'o, dahuoja lifesteal'o, imunitetas crowd control'ui, kai susinaudoja antras HP baras, bet yra visiškai popierinė. Nežinau, žudikai turbūt... Aš galvoju, kas dabar Mašo žudikai turi būti. Ar bursteriai magai, ar tiesiog greito DPS marksmanai. Aš įsivaizduoju, kad bursteriai magai turėtų dylinti labiausiai su Maša. Nežinau, karočią, visiškai neįsivaizduoju, kaip dabar tas Maša atrodo žaidime. Bet jis man labai įdomus, kol kas atrodo. Ir antras skillas dabar veiks, pavyzdžiui, kaip, nudėkim, Mijos antras skillas, ne? Nieks iš priešų negali užblokuoti to skillo. Ir visi to skillo range bus paveikti, ne? Man atrodo. Jo, projectile, jo visos projectiles, kaip lietuviškai projectiles yra. Žodžiu, Mašos antro skillo nieks negalės užblokuoti ir jeigu, kad ir visi 5 priešai bus krūvoj, tai visi 5 ir paragaus to skillo. Seniau būdavo galima blokuoti. Wow, hebra, dėkui iš kemštukių. Dabartinė situacija čiampų yra po kairę pusę rodiklio ar po dešinę. Kokio čiampo? Mašos? Apie ką tu čia atgi? Gerai, žodžiu, kol atgi atrašys, žiūrim toliau ultis. Ultis šiek tiek knockbackins priešus, o sulėtins juos 2 sekundėm. Ir toliau nelabai suprantu, tai aš net nebandysiu jums čia. Karočią, pudrint smegenų. Ne, jau geriau nieko nesakysiu. Ai, daugiau mažiau ženklai? Tipo,
Ne, dabartinė čempo situacija yra po dešinę, man atrodo. Jo po dešinę. Grįžtu iki Moskovo. Nes aš mačiau in-game, kad buvo... Jo po dešinę yra taip, kaip dabar padaryta. Jo, va, viskas yra po dešinę. Po kairę seniau, po dešinę dabar jo. Sorry, nesupratau iš pradžių, ko norėjai paklausti. Gerai, Argusas. Nu, Argusui čia nemažai, kaip suprantu, ką pakeitė. HP regeną padidino. Ir extra physical damage irgi padidino. Kol kas vieni bufai. Naujas efektas. Extra Arguso basic atakos ignoruoja 100% priešo physical defenso. Tai žodžiu, Argusas tankus irgi tirpdys. Tai ką aš suprantu, šitie tankai džiungleriai, būtent tie tankai, kurie eina į džiunglės, dabar kenties ir nuo Lordo, ir nuo Mašos, ir nuo Arguso, ir nuo Rodžerio. Nes kiek girdėjau, Rodžeris irgi daro HP-based damage. Kuo daugiau HP turi, tuo daugiau Maša ir Rodžeris tau daro damage. O Arguso extra basic ataka, kaip suprantu, ignoruoja 100% armoro. Baigęs tank. Nežinau, Artūrai, nežinau. Artūrai, davai, aš visas žinutės perskaitysiu, kol šitą žiūriu, kas čia pasikeitė be tekstų speech'o, gerai? Pirmas skillas šiek tiek sumažinosi krovimosi distanciją. When using the skill again. Nu, karočią, kaip suprantu, tiesiog sutrumpino pirmo skillo range kažkiek. Kas yra normalu, nes jis gavo belenkokį damage buffą ir HP regeno buffą. Base damage išlieka toks pat antro skillo, bet total physical ataka nuo 100% iki 100%. Kol kas realiai vieni buffai ir mažas nerfas ant pirmo skillo range'o. Antras skillas dabar skaitosi kaip basic ataka, tai gali triggerinti visus jūsų itemų šitos efektus. Tai dėkim, turit DHS, kas būtų Demon Hunter Swordas, kuris veikia taip, kad kuo daugiau priešas turi gyvybių, tuo daugiau jam daro damage'o. Ir šitas įprastai veikia tik su basic atakom, bet Argusui veikia ir su antru skillu. Kas čia? Palauk. Nelabai suprantu to atakos intervalas dabar sutrumpėja, kai padidėja atakos greitis. Nežinau, ar čia geras efektas. Gal kas supranta iš chato. Šitą antro skillo antrą efektą, kur yra naujas attacks
attack interval now shortens as the attack speed increases. Aš suprantu, kad kuo greičiau daužai, tuo greičiau daužai. Ne, sutrumpėja atakos intervalas, kai padidėja attack speedas. Bet kaip suprasti atakos intervalas? Kas yra atakos intervalas, kas užsimojimo ilgis? Čia tas, nežinau. Pamirškit tai, ką čia skaičiau, einam toliau. Žodžiu, antras skillas veikia kaip nuodas ir, žinot, jeigu esat žaidę prieš Argusą, kai pahitina su antru skillu ir jūs einat po jūsų ėjimo taku, ne tokiu, palieka tokį drūžę, žinai, ten tie tokie nuodai, kurie po biškį žudo. Tai kaip suprantu, jeigu priešą pahitinat su antru skillu, basic atakos dvigubai greičiau atkrauna Arguso pesivą. Žodžiu, aš gal atsidarysiu patį Argusą ir vizualiai parodysiu. Bus lengviau suprast. Ir ultis. Ir kaip suprantu, dabar einant žaidimui, kuo ilgiau žaidimas eina, tuo greičiau užsikrauna ta energija Arguso. O kai ta energija užsikrauna, ten visat būna double basic ataka. Žodžiu, įsijungiam Argusą, aš vizualiai parodysiu, manau, bus paprasčiau paaiškint, kur čia tą Argusą turim. Bam. Davai, Fredis. Dėkui dar kart Hebrytė už kemštukių tapų. Oi, Artūrai, nežinau ar padėkoju už 10 žaibukų, bet ačiū. Žodžiu, matot, kraunasi po mano gyvybėm tokią drūžę. Pastatykim gal čia botą. Kur tie botai? Ai va, damage botas. Žodžiu, matot, ta linija užsikrovė ir jį yra raudona. Tai Argusas atlieka dvigubą basic ataką. Va. Ir tada vėl toliau lėtai daužo, ne? Kai užsikrauna, vėl pisa tokią bankę. Dabar aš panaudosiu antrą skillą ir jeigu pataikau prieš, turėtų daug greičiau krautis. Va, matot su kiekviena basic ataka, kaip greit pradeda kilt. Dabar va paprastai. Pala, užkrausiu aš jį. Pala, reikia naujo boto. Kodėl botai tokie silpni paliko? Ai, aš gavau botas mirs. Ta, žiūrėkit, stebėkit, žiauriai lėtai kraunasi, panaudoju antrą skillą, bam, iškart. Ir kuo ilgiau eina žaidimas, tuo greičiau dar jis natūraliai atsikrauna. Dėkime, mane dabar yra pirmą minutę, tai tokiu greičiu kraunas. Aš įsivaizduoju, kad late game jis turėtų greičiau atsikrauti. Bent jau aš taip supratau. Galim dar pala. Nebemoku elgtis, aš praktis modu čia visko tiek yra. Pasidarysiu max levelį ir šitą. Antro skillo karočią cooldownas yra, man atrodo, ne cooldownas, tiksliau pirmo skillo range'as, sakė, sumažintas. Pirmo skillo antros formos, tai antra forma yra tas antras dashas, aš kiek atsimenu. A ne?
Okei, aš pamelavau dėl Arguso pasivo, kai sakiau, kad late game, va taip vaikščiant greičiau atsikraus. Ne, jis greičiau atsikraus, kai esat pasiultinę, man atrodo. Dai, pabandom, ne? Tada pajungiu ulti. Lyg ir taip pat... supratau. Pajungiat ulti ir kai su basic atakom hitinat, greičiau atkraunat pasivą jo. Jo pasivas yra ta raudona linija po šitom gyvybėm. Žodžiu, kuo greičiau jie atsikrauna, tuo dažniau galit paturbintą basic ataką naudot. Blemba, bet aš nesu įsitikinęs, ar tikrai su ulčiu greičiau atsikrauna. Gal aš kažką netaip supratau. Nu, pasivas ulčio rodo taip, kad per, visam laikui paturbina, melis energy per 8 kiekvieną sekundę. Melis energy, kad suprastumėt, yra ta raudona energija po gyvybėmis. Kodėl aš išjungt negaliu? Ta raudona linija. Šita yra melis energy. Dabar jį pilka, kai užsikrauna, būna raudona. Ir paultinus rašo, kad per kiekvieną... Net, žodžiu, paultinus jis tipo greičiau turi atsikrauti. Bet aš tipo, kai žiūriu... Žiūrim tipo... Atkreipkite dėmesį, kaip greit atsikraunu. Nes man atrodo tas pats. Nors ne, biški daugiau paultinus. Biški gal ir daugiau. Žodžiu, kol ulčio formai jis greičiau atsikrauna. Kaip Rodžeris dar neprijau prie Rodžerio. Ką žinau, aš manau Argusas, tipo... Gal profai jo neims, bet tipo rankėda žaidžiamas čempas gali būti. Jeigu ten tankį džunglerį turi ten, tai manau gal ir galima pasimti Argusą. Argusas dabar tankų žudikas irgi yra, kaip ir Rodžeris, kaip ir Maša. Tik skiriasi nuo Rodžerio ir nuo Mašos tom, kad Rodžeris ir Maša daro damage'ą priklausomai nuo to, kiek priešas turi gyvybių. Kuo daugiau gyvybių, tuo daugiau damage'o. O Argusas gali nukabinti 40% armoro. O tą 40% armoro nukabina tada, kai užsikrauna ta raudona linija. Ir su ta bankė nukabina 100% armoro. Čia, ką žinau, čia realiai kaip Dirotas. Dirotas, man atrodo, kiek Dirotas, kai žinojama, aš nebeatsimenu. Gerai, varom žiūrėt, kas eina po Arguso. Ar suprantat, ką aš šneku? Pasakykit. Tipo, ar... O ant minionų antras skill panaudojus irgi greičiau atsikrauna? Geras klausimas, nežinau. Before Yaz žino. Liuks. Nors gal Before Yaz atsakė į mano klausimą, kai klausiau, ar suprantat apie ką šneku. Čia, kai iš tikro geras klausimas, aš dar greit grįžtu į customą, pažiūrėti, ar ant basic šitų ant tų minionų ar veikia. Iš tikro pats nepagalovojau. Greičiau man reikia mokintis naudoti šitų. Kur yra Argusas. To išbandysim ant minionų. Tie, kas nesupranta, jau ryte mokyklą. Smagu, kad supranta, tikiuosi nepisu protą, nes aiškinu taip, kaip aš suprantu. Gerai, bėgam į leiną greičiau. Arba nebūtinai ant minionų išbandysiu ant tų jungle. Ne. Tik ant priešų veikia. Galiu dar dėl visako ant minionų pabandyti.
Reikia išnaudoti pesivą. Man reikia nepahitinti šito. Ne, tik ant priešo antras kilas. Tai va, Česka. Tikiuosi nepabėgai. Dabar žinosi. Matai, Audriau, čia nėra taip greit, kaip aš norėčiau, nes aš pradėjau šitą reikalą aiškinti, kai mano rageliai buvo 7% baterijos, o dabar vėl 100. Kaip sakot, ar toliau tęsiam šitą, ar einam sužaist ir tada vėl žiūrim, kas gero. Jei ant minionų, tipo, jei ir veiktų ant minionų, kam kokią naudą. Tipo, ir taip tos minionus greit gali švalyti. Toliau, davai toliau. Bet, hebra, karočią, duokit man minutę, aš jūsų nepaliksiu niekur, bet aš noriu porą dūmų įtraukti, nes aš jau 2 valandas, bet... Apie Joy neskaitysiu, nes aš plius minus žinau, kas jai buvo. Tai pasakysiu tik tiek, kad Joy buvo broken, nes kai ji dešindavo su antru skillu, jai neveikdavo jokie crowd control efektai, jokie stunai. Ir kad gautum ulti, reikėdavo padaryti 4 dešus. Dabar padarė taip, kad nebeturi crowd control imuniteto. Reiškia, kai jį dešina, jie gali užstunint, o jei gali užstunint, vadinasi, ne visad jį gali ulti užsikraut. Tai manau patys, čia viskas aišku dėl Joy, ne? Aišku, yra, matau ten cooldownai biški keitėsi, damage'as, bet mano nuomonė, ji nebemeta. Bet čia tik mano nuomonė. Aš antiek esu įsitikinęs, kad nestebi Mobazein, nepatinka man Mobazein. Jis, tipo, neblogas žaidėjas, bet jeigu aš jau kažką žiūriu iš džiunglerių, tai labiau esu mėgėjęs pažiūrėti asasinus. Tai ką stebiu, būtent iš Amerikos, nes Mobazein iš ten yra, stebiu The Ohio Brothers džiunglerį, Best Player One, kuris dabar techniškai yra geriausias džiungleris Amerikoje. Ką? Tai va, sutrumpintai apie Joy, tada dar Rodžerį žiūriu yra likęs, Kalidas, Lukardas, Čangė, jį žiauriai slovino mane. Pažiūriu greit Čangą, dar prieisiu aš prie visų šitų, bet man dėl Čangą įdomu, dėl slovo, baisus slovas buvo. Va, mes norim pakeisti Čangę, kad ji galėtų daryti gerą damage'ą be aukštų pesivos taksų, tai paturbinom jos galimybę slovint priešus. Aha, Čangė, tai žodžiu, Čangė tiek, kad aš net nespėjau įtraukti. Gerai, Rodžeris, aš dabar kol parūkysiu, paskaitysiu, po to bandysiu išversti, ką supratau. Žodžiu, ką pradžioj sako, pirmoj pastraipoj, kad Rodžerio vilko forma yra daug stipresnė negu žmogaus forma. Tai subalansavo taip, kad žmogaus formoj jis yra dabar stipresnis. Aha, žodžiu, padarė taip. Rodžeris seniau vilko formoj buvo stiprus, o dabar padarė jį taip. Žmogaus formoj jis pirmą dalį gyvybių geriau nuima ir su vilko forma geriau damuša. Čia taip trumpai parašyta realiai. Gerai, revampintas pesivas. Žodžiu, kai Rodžeris yra žmogaus formui, jo basic atakos ir skillai daro papildomai 5% damage'o nuo priešų gyvybių. Tai duosiu pavyzdį, dėkim, tankas turi
10 000 HP, tai viena basic ataka daro papildomai 500 damage. Vien dėl pasyvo, čia neperkant jokių itemų. Ir vilko formui Rodžerio basic ataka daro papildomą damage 5% nuo nuimtų gyvybių. Tai dėkim, priešas turi 10 štukių gyvybių, jūs žmogaus formui jam nuima 5 štukės, ne? Nuo 5 štukių 5% yra 250 damage. Tai jeigu nuėmėt 5 štukės, vilko formui nuo tų 5 nuimtų štukių gaunat 5% papildomo damage, kas būtų 200 PM. Čia reikia, karočią, biški matematikoje gaudytis, kad supras, bet aš bandau kuo paprasčiau paaiškinti. Aš nežinau, ar suprantat, ką aš turiu omeny. Aš manau, apie žmogaus formą tikrai supratote, ne? Kad jeigu priešas turi 10 štukių gyvybių, tai basic ataka daro 5% papildomai, 5% damage nuo to, kiek jis tų gyvybių turi. 5% nuo 10 štukių yra 500, ne, man atrodo. Tai žmogaus formui darot 500 papildomo damage. Jeigu prieš turi 10 štų gyvybių pasikartos, nes čia kiekvien kart skirtingai. Ir dėkim nuimat, dėkim dabar, prieš kokį fighterį einate, ne, su Rodžeriu, nuimat fighteriui 2000 gyvybių, šokat į vilko formą, 5% nuo 2000 yra... Palaukit, dabar pats brain freezinu. Kodėl jie viską turi padaryti procentais? Aš pats matematikas nesuprantu, atleiskit man. Čia žiauriai girdit, kaip lietus birbena, ne? Bet kadangi esu biudžetinis streameris, taip jau yra. Nuo 205% būtų 10. Tai nuo 2000 būtų 100. Tai va, dėkim, su Rodžeriu žmogaus formui fighteriui, esat Rodžeris žmogaus formui fighteriui, nuima 2000 gyvybių, peršokat į vilko formą. 5% nuo 2 štukių yra 100. Tai vilko formui darysit po 100 extra damage su kiekviena basic ataka. Čia viskas procentaliai. Žodžiu, Rodžeris daug stipriau tripdys tanky čampus. Tik paprasčiausiai sapa. Gal gali greit savo profilį parodyti arba koks nikas. Bambukai, aš galiu, gerai. Čia yra ne mano akauntas, aš šitą akauntą skolinu streaminimui, kadangi streamę žaidžiu solo, bet galiu parašyti ID ir galit screenshotą pasidaryti ir prasičekint. Grįžtam. Žodžiu, Rodžeris, galit jeigu nesupratot mano matematikos paprastai žodžiais, kuo tankiškesnis priešas, tuo daugiau Rodžeris jam daro damage. Aha. Bet šits efektas ant krypų, kas yra džiunglės, dadeda max tik 60 damage. Bet kam džiunglės įdomu? Bet kokiu atveju, su Rodžeriu tik į džiunglės, nesvarbu, kiek jas džiungliams daro damage. Dabar Rodžerio antras skillas. Seniau duodavo 40% movement speedo, dabar padarė taip, early game 20% movement speedo, late game 40% movement speedo.
Dabar optimizuotas jo ultis yra. O Rodžerio ultis, kaip žinot, o jeigu nežinot, tai ir yra peršokimas iš žmogaus formą į vilko formą arba iš vilko formos į žmogaus formą. Ir seniau būdavo taip, kad kai peršoki iš vienos formos į kitą formą, būdavo biški delėjus užmestas. Delėjus tipo, kad negali kurį laiką šaudyti skilų arba basic atakų. Dabar, kaip suprantu, šitą dalyką sutvarkė ir delėjus kaip ir nebeturėtų būti. Aha, dabar jis gal dahuje bufų, prasideda jo nerfai. Gal uždarysiu langą. Žodžiu, žaidimą su Rodžeriu turėdavot base damage 300. Dabar Rodžeris pradeda žaidimą su 200 spam. Late game būdavo 600, dabar 500. Base damage'as čia nėra labai svarus toks nerfas. Ir logiška, kad su visais šitais bufais jis ir gauna biškį nerfų. Dabar total physical attack bonus. Fizinės atakas bonusas sumažins nuo 100 procentų iki 125. Čia šiaip yra nemažai, bet reikia prisiminti, kad jis dabar daro 5 procentus extra damage žmogaus formai ir vilko formai, tai aš manau čia gan balanced. Tada vilko formai base damage'as yra irgi sumažintas ir lygėjime nuo 300 iki 2 PM ir late game taip pat nuo 600 iki 500. Kas šitas base damage nėra labai ženklus mano nuomonė. Kas yra ženklų, tai vat, vilko formai irgi atakos bonusas nuo 100 PM procentų iki 125 procentų sumažintas. Čia šiaip nemažai. Bet aš manau, Rodžeris meta dabar yra. Koks rank ant šito akaunto 102 starai jo. 102 starai. Kalydas. Žodžiu, apie Kalydą čia yra nedaug parašyta, bet aš žinau, kas pas jį pakeista, tai nežinau, ar jūs esat, atsiprašau. Oi, raugiai, sariukas. Kalydo pirmas skillas yra 3 suktukai ir seniau jie veikdavo taip. Panaudojai suktuką, jeigu pahitini priešą, tada antras suktukas, jeigu vėl pahitini priešą, trečias suktukas. Dabar padarė taip, kad nebereikia pahitinti priešą, nesvarbu jis yra tavo range ar ne, suveiks visi tie 3 suktukai. Bet galim paskaityti, ką čia apie base damage. Oho, padidino Kalydo base damage nuo 108 early game iki 200 early game ir late game nuo 408 iki 525. Base damage'as paturbintas plus physical ataka padidinta nuo 125 iki 100 kem. Tai žodžiu, paturbino jo pirmą skillą, paturbino jo base damage ir jo physical attack. Kol kas vieni buffai. Damage on minions. Žodžiu, damage on minions būdavo 50 procentų, dabar, kaip suprantu, ir lygėjime 5 procentų, late game 75 procentai. Tai jis dabar greičiau valo ir waivus. Late game. Aha, bet dabar ateina ir nerfai. Žodžiu, kai sakiau, ne, Kalydas turėjo 3 suktukus. Ir su kiekvienu pataikytų suktukų damage'as pakildavo 15 procentų. Dėkim, tas suktukas daro 100 damage'o, ne? Tai pirmas suktukas padaro 100. Jeigu pataikyti priešą, pakyla per 15 procentų. Tai antras darys 115 ir jeigu vėl pataikoti priešą, prie 115 prisideda dar 15 procentų, kas būtų apie 133, 134. Čia viskas priklauso nuo to, kiek jūs tuo momentu turit šitų itemų. Bet šitas efektas ir pašalins, tai čia šiaip nebesvari informacija. Nieka jums tai nebereiškia, realiai. Nes šits efektas ir buvo pašalins. Dabar antras skillas.
Antras skillas, jeigu žinot, kalydas sustoja vietoj ir gali ten atgaut, tipo, kaip regenas realiai. Sustoja vietoj, karočią, ir atgauni nemažai gyvybių. Ta jo skillą, aišku, būdavo galima cancelint su knock-up efektais. Knock-up efektai yra tie, kurie išmeta į orą. Tai kaip pavyzdį galiu duoti čiau pirmą skillą, arba minotauro pirmą skillą, arba minotauro ulti. Žinot, kas yra knock-upai dabar jau. Ir šitie gali cancelint jo antrą skillą. Bet negana to, kad jie gali jį cancelint. Kai kalydas naudodavo tą skillą, jo defensas early game pakildavo 5%. Dabar tas defensas yra sumažintas per 15% early game. Late game defensas pakildavo iki 7%. Dabar be pakyla tik iki 5%. Tai nunerfino pirmo skillo karočią 15% per hitą damage ir baisiai nunerfino antro skillo defense settingsus. Tai visgi nežinau, ar ateis kalydas į metą. Dabar jis nebeturi hitint priešų, kad panaudot pirmą skillą 3 kartus. Pakeltas base damage, pakeltas physical attack, greičiau valo leinus late game, bet pašalintas pirmo skillo efektas, kuris didindavo damage pirmam skillui būtent, ir antro skillo defense statistika žiauriai nuimta. Ir ultimate į slightly increased channeling speed. Tai žodžiu, ultis dabar turi greitesnį animaciją. Mažiau laiko priešams išdodžiant tą ultį. Aš nežinau, čia meta ar ne meta. Bus matyt. Gal aš netgi nebeskaitysiu apie efektus, kuriuos pašalino Alucardui, tiesiog skaitysiu, ką gavo. Žodžiu, Alucardo base damage'as early game pakilo nuo 3.2 iki 3.4.5, kas nėra labai daug, bet vis tiek gerai. Ir late game pakilo nuo 4.2 iki 5.7. Čia jau biški savariau, 100 spam čia jau skaičius. Antro skillo cooldownas kiekvienam lygyje seniau būdavo 5 sekundės, dabar yra taip, early game 6 sekundės, late game 4. Oho, žodžiu, ultis hybrid lifestyle'as pakilo early game nuo 5 iki 10%. Čia nėra kažkoks kosmosas, bet late game pakilo nuo 15 iki 3%. Manau, kad Alucardai gal dabar vėl pradės statyti šituos lifestyle itemus, nes jis čia paskutiniu metu ant tiek neturėjo lifestyle, kad pastebėjau, kai kurie ant Alucardo net nebestatydavo lifestyle, tiesiog damage. Dabar late game ultis duoda 30% hybrid lifestyle. O kas yra hybrid lifestyle'as? Tai lifestyle'as ir iš basic atakų, ir iš skillų. Aha. Žodžiu, kai į priešą numetat savo ultį, seniau slovas buvo 4 sekundės, dabar slovas 6 sekundės. Tai prieš ant kurio numetat savo ultį, užslovinsit 6 sekundėm, bet nerašo ant kiek stiprus tas slovas. Rašo. Tai va, čia įdomus dalykas. Slovą prailgino nuo 4 iki 6 sekundžių, bet tas slovo efektas nebe 5%, o 30%. Tai čia toks ir davė ir atėmė. Nežinau, kuris variantas geriau. Ar 4 sekundės su 5% slovo, ar 6 sekundės su 3%. Gal 6 sekundės? Aš įsivaizduoju, kad 6 sekundės su 3% vis tiek yra geresnis variantas, nes Alucardo pasivas yra toks. Kiekvieną kartą, kai jis panaudoja kažkokį tai savo skillą, nesvarbu, pirmas, antras ar ultis, po to skillo panaudojimo
Jo pasyvas veikia taip. Realiai jis turi tokio kaip Moskovo marksman range. Žodžiu, iš tokio atstumo gali basic ataką panaudoti ir prišokti prie priešo. Tai jeigu tas priešas slovinamas 6 sekundės, su savo skillų pasyvu jis tas 6 sekundės tą priešą gali chasint ir žudyti. Aš kai bandau protaut, man šitas 6 sekundės ir 3% slovas atrodo geresnis. Naujas efektas. Jo ultimatas Alucardui, kaip suprantu, perduoda hybrid defensą nuo šalia esančių priešo herojų. Nežinau, kaip tiksliai paaiškinti, nes pats labai nesuprantu, bet aš bandau įsivaizduoti taip, kad jeigu šalia tavęs, dėkim, yra koks minotauras, nors ne, gal visgi net nekvaršinsiu jums galvu, nes čia tik būtų spėjimas. Bet jeigu kas iš chato suprantat, ką būtent norėjau pasakyti su šituo his ultimate absorbs hybrid defense from nearby enemy heroes. Tipo suprantu, kad ultis sutraukia, absorbs, tipo sugeria. Absorbs yra sugerti kažkaip, ne? Hybrid defense from nearby enemy heroes. Sugeria hybridinę gynybą nuo šalia esančių priešų. Karočią, kažkas. Žodžiu, čia yra geras dalykas. Tiek suprantu. Ir tada yra pora nerfų, kas būtų, kai ultis nebegarantuoja ekstra hybrid lifestealo ir nebedaro ekstra damage su savo gal visgi nekvaršins galvų, nes plecha šito irgi nesuprantu. Žodžiu, čia yra efektai, kuriuos pašalino. Tai vis tiek jų nebėra. Tai galim. Labas, Nisliuk, žinok, tekstų speech dabar išjungęs esu, nes skaitom, kas čia gero įvyko. Dabar Čangė, aš jau šiandien sutikau ir jos lovas buvo žiaurus. Paskaitom, ką gero turi Čangė. Ačiū tau, Monikita, už porą rožinių kablų. Ačiū, Monikita. Bus ant Romo batukų, jeigu kažkada teks paromint. Tai kaip suprantu, Čangės pasivas dabar veikia taip. Seniau jos pasivas įduodavo tipo extra damage'o, o dabar gali sulėtint priešą iki 20%. Tai mano nuomonė čia yra pasivai buffas, nors damage'ą ir sumažino, padidino slovą. O kaip veikia Čangė? Kuo labiau priešai sulėtėja yra, tuo tiksliau sušersi juos savo ultę. Ir man atrodo, kadangi šitas lovas gali užsistakinti iki 20%, o šitas itemas, palaukit, kur yra itemai, man atrodo, Aiskin Vandas 30% gali, ne, suslovint. Jo, Aiskin Vandas slovina 10% ir stakinasi 3 kartus. Tai jeigu Aiskin Vandas bus maksimaliai užproksintas, kaip ir Čangės pasivas, tai priešas sulėtės 5%, kas yra žiauriai daug. Jis bus dvigubai lėtesnis negu įprastai. Ir tikrai nebus sunku su Čangė būtent ištraukti šitą pilną pasivą iš to itemų ir iš jos pačios pasivo. Žodžiu, Čangė dabar daug geriau negu Valiras.
Jeigu naudojat valirą prieš fighterius, kad juos biški pastunint, paslovint, geriau rinkitės Chang'e. Sveikas, Šiaulių man. Pirmo skilo damage'as. Oho, paturbino pirmo skilo base damage'ą. Tai nuo 300 early game iki 350 ir nuo 450 late game iki 500 late game. Dar padidino Magic Power nuo 120 ir iki 130. Žodžiu, overall damage buffas ant pirmo skilo, bet pirmo skilo slow efektas sumažintas nuo 20% iki 10%, kas yra logiška, nes dabar galima surinkti 20% slovo iš jos pasyvo. Antras skillas. Extra physical attack bonusas dabar pakilo nuo 15% iki 35%. Tai Chang'ės basic atakos dar labiau skaudės, nors Chang'ė visgi ne marksmanas yra, ne? Pagrindinį damage'ą daro iš skillų. Bet šiaip tipo, kai reiktavirius papušint ar ten ir lygėjime kovoja dėl to kopūsto, kur upiai laksto, tai tikrai sueis. Ultis dabar, ne? Damage'as ir lygėjime pakeltas nuo 5 iki 6 ir late game nuo 8 iki 9. Ir Magic Power pakeltas nuo 30% iki 33%. Tai overall Chang'ė gavo čia gan nemažą buffą. Aš net nepavadinčiau šito adjustmentu, čia yra buffas. Apart to, kad atėmė damage'ą iš jos pasyvo biškį ir sumažino pirmo skilo slow efektą nuo 20 iki 10%. Tai negana to, kad jie dabar daro daugiau slovo, bet žiūrint į pirmą skillą ir į ultį jie daro ir daugiau damage'ą. Visiems pizė. Bladai, nepamiršk, kad egzistuoja Lolita ir kol kas vis dar yra supportų meta, o prieš supportus nelabai tą Chang'ę paim. Žemaitį, tu vakar užmigai, žinok, Žemaitį, vakar buvau pas to šitos Deimantės streame, mes ten pasilabinom ir jau buvo visai vėlų, jau buvo apie 2:30 ir aš bandžiau tave Žemaitį prikeltam, nes tai jau gerai buvai smigęs į sapną, mes žinok su Deimantė tavęs ieškojom. Gerai, tęsim. Gabriela sako, žaidžiu ir klausausi žiauriai fainai. Nu va, liuks. Dabar Tigrelis. Gal aš net neskaitysiu, kas čia ilgai parašyta antras skilo cooldownas. Yra žiauriai prailgintas. Seniau ir lygėjime buvo 12,5, dabar 16 sekundžių. Kai kurių čiampų ulčiai yra tik 16 sekundžių, čia dabar yra Tigrelio antras skillas. Ir late game nuo 10 sekundžių prailgino iki 13 sekundžių. Ultis nuo 5 sekundžių ir late game iki 5 sekundžių. Ir late game nuo 7 sekundžių iki 5 sekundžių. Jo, čia yra nemažas nerfas, žiūrint iš cooldowno pusės, bet Tigrelio ultis gavo revampą. Aš gal jums tiesiog parodysiu, ne? Aš gal tiesiog parodysiu pats Bravlę, tiksliau ne Bravlę, o šitam custome. Kaip veikia, tik pabandysiu paaiškinti, kaip seniau veikia Tigrelis ir kaip dabar jis atrodo. Žodžiu, Tigrelis seniau priešus, kaip čia paaiškinti, kai paspaudė jo ulti nėra, va taip capt ir pys sutraukia, žinai. Yra taip, kad iš pradžių lėtai traukia ir tada tik patraukus lėtai pys sutraukia visus į save. Dabar yra padaryta taip, kad to lėto traukimo nebėra, yra stunas iš pradžių ir tada sutraukimas. Tuoj pasikeliam lygį, pasidarom no cooldown ir einam rasborintis.
Žodžiu, atkreipkite dėmesį, ne? Jeigu jis yra mano ulčio range, bus stunas. Iš pradžių stunas. Va. Aš taip gal nesimato dabar taip aiškiai, bet kai paspaudžiat ulti, kas yra vat, būtent šitam ratukė, jie visi iškart gauna tokį mini stuną ir tada ateina tas pagrindinis stunas. Kodėl šitas dalykas yra žiauriai OP? Neseniau būdavo taip, kad priešai, kurie yra šitam ratukė, jie negaudavo to tokio instastuno, jie gaudavo slovą. O kai jie gauna paprastą slovą, ką jie gali daryti? Jie gali naudoti skillus. O kas įvyksta, kai priešai panaudoja crowd control skillus ant Tigrelio? Tigrelio ultis cancelinas. Tai dėkim, jeigu čia būtų, dėkim, kokią Leslie su antru skillu, aš ją bandyčiau traukt, iššautų antrą skillą ir cancelintų mano ultį. Taip seniau veikia Tigrelis. Dabar jau priešai tokių bairių negali padaryti. Dėl to jo ulčio cooldownas, ulčio ir antro skillo cooldownas yra prailginti. Tikiuosi supratot, judam toliau jau ten. Nebeliko labai daug. Žiauriai girdit šitą birbenimą į palangę. Aš antiekis jautęs, žinokit, aš jums atsistojęs karočią kalbą. Pro langą žiūriu. Biški telefą, biški pro langą. Tigrelis judės. Nu, tipo, jau žaidžiau šiandien prieš Tigrelį. Man atrodo šitas, ne šitas. Va šitas, kur pralaimėjau mačas. Buvo 1-1-9, bet, tipo, pasijautė tas, kad, nu, nebėra laiko pabėgti. Karočią. Geras foninis garsas. Nu, tai liuks, tipo. Bet jeigu turit kažkas nusiskundimų, tai išgirsiu nusiskundimą, bet dėl to nieko nepadarysiu. Didelis subtynas. Haritas. Okay. Žodžiu, priklausomai. Haritas seniau buvo meta, bet su laiku pradėjo leisti daug čampų, kurie turi daug crowd control efektų, ypač kufra. Counteris Haritas buvo. Negana to, kad leido Haritos counterius į žaidimą, leido ir nerfus ant Harito, tai čia dabar bus toks Haritai buffus, ne. Čia bus buffas Haritai, kuris sumažins crowd control efekt laiką. Žodžiu, priešų stunai dabar nebeveiks tiek ilgai ant Harito, kiek kad veikia ant kitų čampų, ne? Tai čia rašo revampintas efektas, ne? Perdirbtas efektas, jeigu lietuviškai. Priklausant nuo to, kiek yra šalia priešų, Harita gauna iki 45% pasipriešinimų. Kas tas yra pasipriešinimas? Resilience. Pasipriešinimas yra laikas, kuris sumažina stunų šitą Gal pabandysiu paprasčiau. Blet, kaip sunku kartais į lietuvių išverst. Gal aš čia tik toks esu molis, bet, žodžiu, dėkim Tigrelio ultis užtunina 5 sekundėm. Bet įprasta čampą Tigrelis užtunina 5 sekundėm, bet Harita jis užtunintų tik 2,5 sekundės. Jeigu visi priešai yra krūvoj prie Harito ir Tigrelis jau užstunina su 5 sekundžių ulčiu, jei tas ultis veikia tik pusę laiko. Supratai? Kodėl nieks netapina viskas ok, aš net nežaidžiu, aš tiesiog... Gal žmonės... Nesvarbu, kem 7 štukės, beveik 5 štukių. Sužaidžiau tik 2 žaidimus ir tarmozinu šitam patch notuose. Čia yra labai gerai, aš senai tiek iš tikro etapų neturėjau. Žodžiu, kuo daugiau priešų yra krūvojene,
tuo Harita veikia stunai trumpesnį laiką. Dėkim, blet, einu aš į kustomą. Paaiškinsiu per kustomą, man bus paprasčiau. Kur tas mūsų Haritas? Nematau. Ai va. Nebegauna Trump 5 procentų lifestyle pakeitė? Aš nespėjau dar daskaityti, Eimanai, ačiū tau už 10 žaibukų. Gal pasitrauksiu nuo to lango visgi. Čia jau kai kuriuos nervina. Pasidarysiu max levelį. Ir reikia 5 botus man pasistatyti. Damage bot. Vienas čia. Kitas čia. Labas, Gabriela. Kitas čia. Ir... Blema, kaip sunkiai man sekasi su šito nauju. Dėkim, yra 5 priešai. Palauk, čia tik 3. Čia kažkoks grybas. Kodėl vienas botas pasislėpė? Palauk, pastatysiu čia. Čia. Ir čia pastatysiu damage botą. Žodžiu, įsivaizduokite, ne, kad priešai ne 5 zulongai, o normali komanda, ne? Ir dėkim, šitas yra tigrelis, ne? Ir jeigu šitas va tigrelis mane užstunina, ir jeigu va visi šitie priešai yra šalia, Harita priema 2 mažesnį stun laiką. Tad dėkim, tigrelis mane užultina, jo ultis veikia 5 sekundės. Tai vietoj to, kad tas ultis veiktų 5 sekundės, jis veiks tik 2,5 sekundės. Ne? Bet dėkim, jeigu pas mane būtų tik 2 priešai, ne? Tigrelis mane užstunina ir yra tik dar vienas šalia priešas. Tai šitas efektas jau nebebūtų 2 trumpesnis, būtų, ką žinau, rašė nuo 15 iki 5 procentų, man atrodo. Tai žodžiu, gal būtų apie 0,8 sekundės trumpesnis. Viskas priklauso nuo kiek priešų yra šalia Harito. Kuo daugiau priešų yra šalia Harito, tuo jų stunai Harita veikia mažiau laiko. What the fuck, kas čia buvo? Ai, aš čia... Ar seniau tai būdavo, kai būdavo keli priešai, pažiūrėkit, padešinu ir tokios linijos atsiranda. Čia gal kažkoks bufas yra, kurio dar nespėjau perskaityti. Grįžtam, karočią. Tuoj paskaitysim. Blemba, kiek nemažai scrollint iš tikro. Aš, man atrodo, daugiau nebežaisiu. 2 žaidimus sužaidžiau, jau tiek laiką praėjo. Gerai. Koks aš grybas. Koks aš grybas. Žodžiu, aš jums paaiškinau, kaip veikia senoji Harita. Dabar Haritas veikia kitaip. Dabar Haritas veikia kitaip. Aš jums paaiškinau, kaip Haritas veikia dar vakar, bet dabar jis veikia kitaip. Karočią. Prašau, nieko nesakykit, jūs toliau ten tarpusavį bendraukit.
Ai ne, viskas okei, koks aš nekenčiu savęs. Aš save ką tik buvau įtikinęs, kad kem 5 procentai resilience buvo seniau. Ne, čia yra. Viskas okei, viską ką aiškinau, taip ir yra. Žodžiu, jeigu 5 priešai yra krūvoj, Harito stunai ant Harito veikia dvigubai trumpiau ir prie to pačio dar hybrid lifestylas pakyla 5 procentais, o hybrid lifestylas reiškia tai, kad tiek basic atakos, tiek skillų atakos duoda lifestylo. Žodžiu taip, dabar Haritas per didelius klešus, kai daug skillų laksto, bus užtuninta visad trumpesniam laikui ir turės papildomo lifestylo. Tik man nepatinka tas, kad čia neparašyta kiek tiksliai. Nes čia rašo up to 45% resilience. Resilience tai čia yra sutrumpintas stun laikas. Rašo up to 45%, bet nerašo kiek turi būti, dėkim kiek procentų yra kai vienas priešas, kiek procentų yra kai 2 priešai, kiek procentų kai yra 3 priešai. Čia tiesiog rašo up to 45%. Tai jeigu kovojat 1 prieš 5, tai priešų stunai veiks dvigubai trumpiau ir turėsit 35 procentus papildomo lifestylo tiek iš skillų, tiek iš basic atakų. Bet negaliu aš jums pasakyti, kiek šitie procentai būtų, jeigu būtų 2 priešai, 3, 4 ar 1. Nes čia parašyta, kiek max gali būti, o max yra 5. Nu bent jau aš taip suprantu, nežinau. Aš pilnai tikiu, kad jeigu Biforiaza vis dar čia yra, jis galėtų mane pataisyti. Bet bent jau aš taip suprantu. Gerai. Dabar dėl Minsitaro. Aš net neskaitysiu, aš žinau, ką padarė. Ir kodėl sakau neskaitysiu, nes parodyti yra paprasčiau. Čia mano nuomonė žiauriai didelis bufas yra. Kas nežino, tai Minsitaras yra counteris champams, kurie... Aš tai supratau taip, kad gausi ir Chem 5 resilience ir Tram 5 hybrid lifestyle. Ai, ne? Jasna, karočią. Supratau. Jūs mane nebijokit pataisyti, aš irgi sakiau pačioj pradžioj, kad ne viską suprantu normaliai. Nes man tam pasirodė, kad tarsi abu veikia. Brūkšniukai buvo. Jasna. Tai vadinasi, realiai čia Haritui nerfas, ne? Nes pašalino resilience ir pakėlė lifestylą. Tai dabar Haritas atgauna daugiau gyvybių negu seniau, bet stunai veikia ant jos daug ilgiau negu prieš tai. Juk vienas padorus stunas tas Haritas būna išburstintas. Na karočią. Žodžiu, dabar dėl šito ministro. Palaukit, pasidarysiu no cooldown. Seniau jis veikia taip, ne? Pahūkinat priešą ir kol tas priešas neatsiranda prie jūsų, jūs negalit naudoti kitų skillų. Dabar veikia taip, hūkinat, iškart ultint galit. Kom čia ir gerai, kad priešas neturi laiką išdodžinti jūsų ulčio. Jeigu jau pagavot jį su hūku ir jis neturi purify spelo, tai niekaip nepabėgs. O toks ir buffas yra. Nežinau, gal gavo kokį damage nerfą ar cooldown nerfą, bet dabar daug labiau smoother veikia. Nebėra delayaus tarp skillų. Tai ką, pasitaisysiu tada save dėl Harito. Visą ant ulčio? Palauk. Pražiapsojau tada.
Balantainai su Jaza, ko jūs steliot, galėt iškart sakyti, kad pjaunu grybą. I new effect, Harriet gains 15% resilience within the range of his ultimate. Jasna. Žodžiu, dabar yra viską paprasčiau paaiškinti. Jeigu yra netoli Harito hybrid lifestylas, kas yra lifestylas iš skill ir basic atakų pakyla iki 5 procentų. Ir jeigu žaidžiant su Haritu visad išliekat netoli savo ulčio, kiekvienas stun efektas bus sumažintas 15 procentų. Tai dėkim, jeigu priešo stunas veikia 5 sekundės įprastai, Haritui jis veiks tik apie 4 sekundės ir 400 kažkur. Žodžiu, priklausomai nuo stuno ilgumo, nuo kiekvieno stuno Haritui bus sumažinta 15 procentų stun laikas. Tai tikiuosi supratot, jeigu nesupratot, sorry, nežaiskit Haritą, nes aš jau pavargau aiškinti apie ją. Aš čia pusę 20 minučių aiškinau, kaip čia senoji Harita veikia. Vat matosi, kokiu čempu aš nežaidžiu. Gerai, ką čia Minsitarai pakeitė? Jokių bufų nerfų negavo, ne? Apart to, kad dabar žymiai lengviau kombo jo išnaudot, nereikia laukti nieko. Jo, tai Minsitaras vat, ir dabar taip veikia, kai pahukinat priešą su pirmu skillu, neturit laukti, kol priešas prieis prie jūsų, iškart galit naudoti antrą skillą arba ultį. Kodėl išjungiau? Gerai, einam toliau. Audriau, tu pastoviai išėjęs, karočią. Nebuvai ir nereikia. Gali seniukai pats paskaityti, aš jau čia beliu neverė, karočią. Aha, antras skillas. Žodžiu rašo taip, the first strike now briefly stuns the target hit. Tai žodžiu yra taip, aš paaiškinsiu savai žodžiais. Seniau su Guineverė buvo taip. Guineverės antras skillas yra šuolis ant priešų. Ir jeigu užšokant ant priešų, jūs juos iškeliat į orą. Bet buvo tokių čempų, kaip ten Liger, Edita ar Argusas. Čempai su stunais, kad kai ant jų šoka, jeigu jie spėja panaudoti stuną, jie išgyvena. Tai dabar yra padaryta taip, kad kai Guineverė šoka ant tų priešų, prieš iškeliant juos į orą, trumpam juos užstunina. Ir padidina savo šansus juos išmesti tą orą ir, žinot, suleisti visą kombą. Ir ultis, ne? Ultis dabar veikia taip. Laikydavo ore 6, negali būti, kad 6 sekundės ore laikydavo. Žodžiu, šiek tiek ilgiau priešai stuniai yra. Jeigu Guineverė pataiko jūs antrą skillą, kas dabar yra žymiai lengviau negu kad prieš tai buvo, jūs stune būsit ilgiau negu kad buvo seniau. O nerfas toks, kad cooldowną early game pakėlė nuo cam 5 iki cam 2 ir late game nuo 5 sekundžių pakėlė iki cam. Mano nuomonė, gal ir nebus Guineverė meta, nežinau, bet tie, kas jau ir taip neblogai žaidžia Guineverę, tai tiem žmonėms čia belenkoks bufas. Nes dabar bus daug sunkiau išvengti jos antro skilo, dėl to, kad prieš nusileidžiant į tokį mažą stuniuką dar padarys ir pats ultis jūs ore laikys ilgiau negu kad prieš tai. Dabar dėl įves. Antras skillas. Žodžiu, antro skilo efektas ir lygėjime pakeltas nuo 15 iki 25 procentų ir late game pakeltas nuo cam iki 5 procentų. Įvė šiaip ilgą laiką buvo metoj.
bent jau tarp profų, bet buvo žiauriai sumažinti jos slow efektai ir jos damage'us. Damage'ą paliko tokį patį, kas nėra daug, o slow efektus biškį atkėlė. Bet tie slow efektai vis tiek nėra tokie, kokie kad seniau buvo. Čia vienareikšmiškai čia yra buffas įvei, bet nežinau, ar šitas buffas ją sugrąžins į metą. Gushons. Dabar dėl gušono irgi man patogiau bus parodyti tiesiog per kustomą. Artūrai, ačiū tau už gimpadą. Jau 5 štukyčių, nu ačiū, hebra, karočią. Jau 1:22 min rekordinį, tu viską įrašinėjai, bladai. Na, karočią, sėkmės. Aš tai patarčiau tiesiog kažkokį youtuberį tada pasižiūrėti. Nes aš tipo labai išplėstai, aš ir pats, žinai, mokinuosi, aiškinuosi. Nu, bet jeigu paprasčiau taip, nu tai davai. Žodžiu, dėl gušano yra taip, bus paprasčiau parodyt, negu paaiškint. Bet galiu ir pabandyti paaiškinti, kol krauna. Tai, žodžiu, gušino pirmas skillas yra toks dageris, nu va šitas šudukas, ne? Jeigu pataikot šitą skillą į priešą, jūs prie to priešo galite prišokti. Ne? Padarysiu no cooldown. Čia ulčio net nereikia man atsirakinti. Žodžiu, pataikot į priešą, ne? Ir tada galite prišokti prie priešų. Bet įsivaizduokit, kad dabar tarp manęs, ne, ir šito kopūsto stovi kufra. Ir jeigu aš bandyčiau šokti link kopūsto, o kufra tarp manęs ir kopūsto šokinėtų tam savo rutuliuke, mano tas šuolis būtų cancelinamas. Dėkim, tarp manęs ir kopūsto būtų Edita. Aš šoku link kopūsto, Edita panaudoja savo antrą skilo dešą, jie vėl mane cancelina. Žodžiu, aš taikinio nepasiekiu savo ir dar ant viršaus gaunu stuną. Tai ką dabar padarė? Ką pakeitė pas gušiną? Kai jūs dabar skrendat link priešo, jūs turite imunitetą visiems stunam. Nesvarbu, kad ir dėl Franko ir Kadžius nežinau, ne? Bet dėl visų kitų stunų, kol skrendat, jūs esat visiškam imunitetai. Jokie stunai ant jūsų neveikia. Aš norėčiau, kad Hayabusai ant šešėlių padarytų iš tikro šitą bairį, nes aš pats gušinu nežaidžiu. Bet būna, kai bandau šokti ant valiro, vos sušoku, jau mane stumia jis nuo savęs. Bet va, tiems, kas žaidžia gušiną, tai čia aš įsivaizduoju, kad čia labai geros žinios. Nes įsivaizduoju, kad žaidimo metu būna, tu užtargetinat kažką, bet matot, kad tą taikinį saugo ten tankas, kuris stuną turi kokią. Dabar jūs eisit kiaurai su to pirmu skilu. Tik dėl Franko ir Kadžio sulčių nežinau, nes palei idėją prieš to sulčius kaip ir nieks neturi veikti. Palei idėją. Ir šiaip gal reikia paskaityti. Aš parodžiu, bet galim paskaityti, gal bus parašyta, kad kokie čempai gal counterina. Ten vis tiek daug informacijos nebuvo. Ne, neparašyta, tipo. Ar stabdo jį kažkas. Julian. Žodžiu, aš Juliano nežaidžiu. Ir kadangi nežaidęs jo visiškai, man sunku paaiškinti, kas čia yra parašyta. Bet iš to, kas yra parašyta, matau, kad čia yra kažkokie bufai. Nerfų nėra. Cecilijonas... Lightning Truncheon gavo nerfą. Ne, revamp. Žodžiu, yra toks itemas Lightning Truncheon. Ir Cecilijonas puikiai dirbo su tuo itemu. Bet kadangi tas itemas buvo revampintas, biški pakeistas,
Jis Cecilinui nebėra toks naudingas, tai kad Cecilionas visiškai neiškristų iš žaidimo, paturbino pirmo skilo damage'ą. Ir lygėjime, tik nesuprantu, kuriuose vietose. Žodžiu, Cecilino pirmo skilo damage ir paturbins ir viskas. Nerfo jis negavo, pats Cecilis, gavo damage buffą pirmas skillas, o pirmas skillas gavo tą damage buffą, nes Lightning Trančionas, kuris labai reikalingas Cecilinui būdavo, gavo revampą. Tai kadangi tas itemas Cecilinui nelabai betink, tiesiog paturbino jo pirmo skilo damage'ą. Arlotas. Ok. Arlotas gavo daug nerfų iš eilės. Ir paskutiniu update'ą Arloto ulti pabufino, nes buvo padarę taip, kad jo ulti buvo labai lengva išdodžint vienu metu. Per paskutinį update'ą, ne tas, kur šiandien įvyko, bet prieš tai, padarė taip, kad žymiai sunkiau išdodžinti yra Arloto ulti ir jiems, kaip suprantu, neužteko šito buffo, tai dar padidino antro skilo base damage'ą ir late game nuo 110 iki 135 ir late game nuo 310 iki 335. Žodžiu, Arlotas gavo mini damage buffą ant antro skilo. Paprastai ir sutrumpinus viskas, kas šiandien įvyko, tai buvo mažas damage buffas ant antro skilo. Aš nemanau, kad reikėjo dar daugiau jam duoti damage'ų, nes iš tikro jis, kaip suprantu, grįžo į metą. Bet čia stakai? Ai, pirmo skilo stakai. Ane? Balantainai. Čia apie Cecilioną kalbėjo, ne? Ai, tai nuo kiekvieno... Ok, supratau. Aha, ok. Jo, dabar grįžtant prie Arloto, tai... Ką žinau, jis, tipo, Europoje jis kol buvo populiarus, kai tik išėjo, po to gal dahoje nerfų iškrito, bet dabar jau antrą update iš eilės jis gauna po buffą. Ir ką aš pastebėjau, dabar, žinau, profai ir tiesiog rankedai yra skirtingas dalykas, bet tarp profo Arlotas jau sugrįžęs yra. Ir dabar jis dar gal biški damage buffo. Valentina. Oho. Valentina paskutinius kelis update'us vis gavo nerfus ir dar vienas nerfas atėjo jai. Tai, žodžiu, Valentina, kaip žinot, yra magas, kuri gali pavogti priešų ulčius, ne? Ir kai jį pavogė, dabar yra nerfas toks padarytas, ne? Kai jį pavogdavo priešų ulti, late game, to ulčio cooldownas būdavo grinai toks pat kaip ir priešo. Tai ką aš noriu tom pasakyti? Dėkim, Minotauro ultis yra 50 sekundžių. Valentina pasiema Minotauro ultį. Valentina panaudoja Minotauro ultį ir jos cooldownas būdavo 50 sekundžių, toks koks ir pas Minotaurą. Bet dabar, jeigu jį pavogs iš Minotauro ultį, tai tas ultis turės 20% ilgesnį cooldowną. 20% nuo 50 sekundžių yra 10 sekundžių. Tai žodžiu, Minotauras savo ultį galės naudoti kas 5 sekundžių, Valentina galės kas 6 sekundžių. Ir kuo ilgesnis priešo ulčio laikas, tuo daugiau Valentinai laiko dasimetant jos ulčio cooldownu. Man atrodo, Faramio ulčio laikas ir lygėjimai yra 7-5 sekundės. Man atrodo. Tai jeigu Valentina vos tik gavus 4 lygį pasiema Faramio ultį, jos cooldownas bus 7-5 apie čiut ne 100 sekundžių, kažkas tokio. Apie 1,5 minutės.
Nu, žodžiu, Valentinai ant ulčio cooldowno belenkoks čia nerfas. Nolanas šiek tiek sumažino kombo early ir mid game. Nu, karoči, nesąmonė. Ulčio cooldownas early game nuo 20 sekundžių pakilo iki 35. Kas, nu, aš manau, visi galite sutikti, kad Nolanui reikia nerfo, nes jis broken. Ir late game jo ultis pakilo nuo 16 sekundžių iki 25 sekundžių. Nu, čia nemažas šiaip nerfas ant ulčio cooldowno, bet base damage išlieka, nedaug. Žodžiu, sumažino Nolano ulčio base damage nuo 130 early game iki 120 ir sumažino nuo 210 late game iki 180. Nolanas realiai turi tokį patį burstą kaip ir prieš tai, bet jo ultis turi daug ilgesnį cooldowną. Kas jam, aš įsivaizduoju, bent jau jeigu kas ir gaus Nolaną, tai negalės labai daug ahuelint. Ką turiu omeny sakydamas, kad negalės daug ahuelint, kadangi jo ultis Nolano jį veikia kaip Purify. Purify pašalina stunus. Tai kadangi jo ultis late game būdavo 16 sekundžių, jis galėdavo kas 16 sekundžių įsirauti priešus ir sausas iš jų atsitraukti. Nes visa turi savo ultį ant pabėgimo. Aš kaip tik šiandien žaidžiau prieš Nolaną, žaidžiau su Kadita ir nesvarbu, kad jo ulčio cooldownas yra prailgintas, jeigu jis turi savo ultį, aš galiu jam šaut Petrify, galiu šaut Kaditos antrą skillą, jis vis tiek spėjo panaudoti ultį ir pabėgti. Tai čia jau šiandien tas buvo. Tai negana to, kad prailgintas cooldownas yra. Tiesiog Nolanai dabar turi pataupyti biškį ultį ir viskas. Damage'as toks pats, aš kaip, realiai toks pats. Friend but not yours. Ačiū už follow. Bet supratau, nebūsi mano draugas. Tai jo faktas Erikai, kad jis baninamas vis dar bus. Toliau, Leslie. Žodžiu, pasyvas. Leslie pakėlė base damage nuo 75 iki 100, čia nėra kažkas crazy, bet buffas. Ir pirmo skillo cooldowną sumažino nuo 4 sekundžių early game iki 3,5 sekundžių. O late game buvo 2,5 sekundės ir išliko 2,5 sekundės. Žodžiu, Leslie pirmas skillas early game pusę sekundės trumpesnis. Čia labai minimalus buffas, aš nemanau, kad grįšiu metą. Nors ir Iritelė, kiek girdėjau, nerfą gavo. Ir aš žaidžiau Iritelę šiandieną ir jautėsi, kad nerfas. Dėkim, Iritelė iškris iš metus, vis tiek yra Braudis, yra Vanvanas, yra Bruno. Labai abejoju, ar Leslie yra geras pikas. Dabar dėl Terizlos. Oho, supratau, karočią. Terizlos movement speedas, žodžiu, Terizlos pirmas skillas yra tokia drūžė, kuri eina palei žemę link priešo. Jeigu pataikai prieš arba minioną, tau movement speedas pakildavo. Ir seniau buvo taip, early game pakildavo 25%, dabar be pakyla tik 15%. O late game išlieka kaip ir seniau 100% movement speedas. Prieita didelį update sumažino Terizlos damage. Tai ką aš pastebėjau, kad būtent žaidimo tie Mobile Legends developeriai visiškai bando, jie techniškai žiauriai tiesiog nunerfino Terizlos early game. Terizla žiauriai žibėjo early game dėl savo damage'o. Nunerfino damage'o, bet jiems to damage nerfo neužteko, nunerfino early game movement speedą. Tai Terizla tiesiog nebeturi tokio crazy impacto
early game, kaip kad turėjo seniau. Solo žaisti Terizlą, ką žinau, šiandien bandžiau, nelabai patiko. Man nelabai patiko, bet žemesniam rankė, jeigu reikia XP lanerę, tikrai vis dar gali timt. Seniau spaminau Terizlą iki damage nerfo, bele ką galėjai daryti. Realiai visus matchupus laimėdavai, nukutindavau leiną, eidavau kitus leinus gankint. Dabar aš visiškai to nebegaliu daryti. Jis vis dar turi gerą ultį, jis vis dar yra žiauriai tanki. Jo ultis gali užstuninti 5 priešus. Ką žinau, jeigu žaidžiat komandai, Terizla tikrai nėra blogas pikas, bet jeigu žaidžiat solo, tai žinokit, early game'o nelabai Terizla beturi, bent jau mano nuomonė, o late game'e yra toks kaip ir kad seniau buvo, tiesiog late game'e jis visat būdavo tiesiog tankiai ir su potencialu užstunint 5 priešus. Tai ir dabar toks pat jo late game'as, tik kad early game'o visai nebeturi. Žiauriai daug prijapinau aš čia apie tą Terizlą, jap ir dabar suprantu, dėl ko sužaidžiau tik 2 rankėdus, o jau 3 valandas streaminu. Jei ką praleidai Tamus ir Natan, rimtai? Gali būti. Duokit man sekundę vandens atsigert. We're making Tamus more mobile and slightly reducing his cooldowns. Žodžiu, Tamuso antro skilo cooldownas sumažintas nuo 11 sekundžių early game iki 8 sekundžių. Ir late game sumažinamas yra nuo 8 sekundžių iki 6 sekundžių. Žodžiu, dabar Tamuso antras skilas early game trumpesnis 3 sekundėm, o late game 2 sekundėm. Buffas čia. Ir ulčio cooldownas sumažintas nuo Cam 5 iki 42 early game ir nuo Tram 7 iki 32 sekundžių late game. Čia aišku buffas, bet nežinau, ar daug impaktą jis turės. Aš manau, žymiai greičiau galės dabar po mapą lakstyti, kai antras skillas, va taip ir rašo, kad nori Tamusą padaryti mobilesnį. Tai va, kadangi antro skilo cooldownas yra sumažintas, jis galės greičiau po mapą lakstyti. Ir ultis trumpesnė cooldowno, tai ką žinau, buffas, bet ar meta, no idea. Dėl Natano, tai man atrodo, aš Natano nepraleidau. Aš man atrodo, tik Tamusą praleidau. Ar kalbėjau apie Nataną? Ai ne, apie Nolaną kalbėjau, bet apie Nataną ne. Nu tai čia rašo, kad Natanas tiesiog yra žiauriai priklausomas nuo savo ulčio, kad daryti damage'ą. Tai dėl to sumažino cooldowną ulčio, kas būtų early game nuo Tram 8 iki Tram 4 sekundžių ir late game nuo 2.8 sekundžių iki 2.6 sekundžių. Žodžiu, Natano ultis early game 4 sekundėm trumpesnis, o late game 2 sekundėm. Su idėja, kad daugiau spamint ulti galėtų. Ir viskas. Nežinau, man atrodo, Natanas kol kas dar neprasilauši metą. Bet galiu labai klyst. Gerai, Fanny. Nu kas čia Fanny? Dar vienas nerfas Fanny. Aš neatsimenu, aš šitą žaidimą parsisinčiau 2016 rudenį. Aš gal per visą tą laiką esu matęs 2 buffus Fanny ir visi kiti nerfai. Ta prasme, toks sunkus čempas. Nu, aš meluoju dėl 2 buffų. Bet aišku, kad buvo daugiau negu 2 buffai. Bet iš visų čempų istorijos Fanny tiesiog jeigu ir gauna kažkokį mažiuką buffą, tai po to seka keli nerfai. Nežinau, kaip jūs atsimenat, bet aš bent jau taip atsimenu Fanny.
Gerai, žiūrim, ką čia ta Fanny gavo. Karočią, Fanny bus sunkiau atsikrauti energiją. O Fanny energijos reikia, kad skraidyt, naudot ultį, naudot pirmą skillą. Tai tiesiog šiek tiek mažiau energijos turės. Lėčiau tą energiją atsikraus, turiu omeny. Gerai, Matilda. Antros skillo cooldownas ir lygėjime pakilo nuo 12 sekundžių iki 13,5, o late game išliko 11 sekundžių, kaip ir seniau. Ir ultimate slow efektas nuo Trump 5 iki 15% sumažintas. Mano nuomonė vis dar meta yra Matilda. Man atrodo, ji vis dar broken. Gerai, žiūrim, ką čia gero Angelai padarė. Kiekvienas tą... Gerai, palauk, perskaitysiu pirmą ir tada šnekėsiu. Ai, žodžiu, ką padarė, tai gal pirmą pradėsiu nuo paprastesnio dalyko, tai nunerfino pirmą skillą prieš minionus. Ką turiu omeny sakydamas prieš minionus, čia ilgą laiką buvo meta visai Angela siųsti midą. Ir dabar padarė taip, kad jai būtų sunkiau išvalyti mid lane, kad nebetemptų nieks Angelos į midą ir paliktų ją roamo roliai. O pasyvas aš... nežinau, kaip paaiškinti pasyvą. Žodžiu, nunerfino Angelos movement speedą, jeigu atvirai. Tik nežinau paaiškinti, kaip dabar veikia pasyvas, bet movement speedas yra nunerfintas. Tai negalėsit labai ahuėlint vieni patys Angelą prieš priešus. Galiu tik tiek pasakyti. Nebent Before Yaz ar Balantinas, kurie čia klausosi ir analizuoja kartu, gali mane pataisyti, bet aš suprantu, kad seniau buvo taip, kad jos movement speedas pakilo per 15% iki 2 stakų, tai iš viso 30%. O dabar padaryta, kad 7,5% iki 4 stakų. Tai vadinas, pradžioj 7,5% movement speedo, tada 15, tada 22,5 ir tada 30. Žodžiu, movement speedas Angelos yra toks pat kaip ir seniau, tik tas pagreitėjimas, jo pakilimas reikalauja dabar ne 2 stakų, o 4 stakų. Ane? Balantinai ir Before Yazą. Hebra. Taip, ane? Aš labai atsiprašysiu, bet aš irgi žmogus, aš irgi homo sapiens, aš šiandien valgiau greito maisto prieš streamą, aš šiandien geriau kažkokį gėrimą, bet be cukraus buvo. Buvo rašė Zero Sugar ir mane baisiai sprogdina, tai aš atsiprašysiu porai minučių. Pašokam, Ignai, nesen, nepašokam. Davai pritupiam. Kodėl visą tą pašokam, kodėl niekad nepritupiam? Kur čia baigiam? Rafaela. Man atrodo, ties Angelą baigiau. Tai Rafaela, kaip ir Angela, kai kurie žmonės tempdavo į midą. Čia labiau šitie nerfai vyksta dėl profų. Aišku, kai kurie žmonės ir aukštam ranke šaudavo Angelą midę, bet kažkaip apie Rafaelą bent jau aukštam ranke nesu girdėjęs, kad žmonės ją stumtų midą tik į roamą.
Bet buvo profų, kurie stumė Rafą į midą, tai tiesiog padarė taip, kad Rafa daro mažiau damage'o minionams su savo pirmu skillu. Dabar ir Ritelės Physical Attack Growth sumažinta nuo 11 iki 8,5. Čia yra žiauriai daug. Čia rašo, kad slightly nerfed Irritel's damage in mid-late game, tipo šiek tiek nunerfinom Ritelės damage nuo vidurio žaidimo iki žaidimo galo, bet man čia atrodo žiauriai daug. Nežinau, gal aš klystu. Esmeralda. Ir lygėjime pirmo skilo šildą padidino nuo 300 iki 400, o late game išliko toks pat kaip ir seniau. Nemilžiniškas buffas, bet bent jau šis tas. Lingo crit damage'as yra pakeltas nuo 100 iki 105%. Čia toks mažas buffiukas, nežinau ar labai reikšmingas. Čia jeigu žaidžiat Leilą, tai jūs turėtumėt pergyvent, jeigu sutiksit Lingą, bet visiems kitiems šitas Lingo buffas nėra labai reikšmingas. Bakšė. Pirmo skilo cooldowną sumažino ir lygėjime prailgino pirmo skilo cooldowną. Seniau buvo 15 sekundžių, dabar 18 sekundžių ir lygėjime, o late game nuo 12 sekundžių pakėlė iki 15 sekundžių. Čia irgi Bakse, jis nėra geras rūmas, bet jis yra geras tank džungleris. Ir čia būtent tam, kad jis negalėtų po tą mapą skraidyti, nes jis greit valų džunglės, jis yra tankiai ir negana to jis su savo pirmu skillu galėjo po mapą skraidyti. Ypač tarp profų vienas labiausiai baninamų tank džunglerių tai ir buvo Bakšė. Netgi Fredžio kai kurie nebebanindavo, bet pagrindai įdavo Bakšė. Nes Bakšė yra Fredžio counteris, nes jeigu nežinot, tai Bakščios ultas ir antras skillas, jeigu pataiko tą antrą skillą į priešus, tai veikia kaip antihealas, o antihealas tai sumažina 5% regeną, tai ypač gerai veikia prieš tokius sustaino čampus kaip Fredis, ar ten Baratas, ar Južongai, visokie. Dabar Battlefield adjustments. Fucking hell, aš nemeluosiu. Davai, Battlefield adjustments aš palieku rytoj. Čia nėra daug, bet aš rytoj streamą atidarysiu su Battlefield adjustmentais. Aš žiauriai pavargau, blėt, aš jau 2 valandas šneku kažkur.